Deividas Sirvydis yra LKL finalo X faktorius. Jis pataikė tą lemiamą metimą, bet kaip Žalgiris iki to atėjo? Andrėja Trinkieri pačiame antrojo mačo gale pagaliau rado penketą, kuris leido išlyginti seriją. Ir pačiu laiku Žalgiris abi rungtynes pradėjo super lėtai. Prie to smarkiai prisideda puolime neveikiantis starto penketas. Francisko, Brazdeikio, Butkevičiaus, Smailagičiaus ir Dansono kombo sužaidė per 2 mačus 17 atakų ir pelnė vos 13 taškų. Įstatome Sirvydį vietoj Brazdeikio ir pažeminame penketą Ulanovų vietoj dėdės Dansono, 6 atakos, 10 taškų, net 1,67 per ataką. Spacingas ir dar kartą spacingas. Po išsikeitimų Sirvydis yra per vieną perdavimą nuo Francisko ir Radzevičius negali uždaryti prasiveržimo linijos taip, kaip tą daro nuo Brazdeikio ar nuo Dovio. Abu šio penketo geriausi metikai Smailagičius ir Sirvydis pastatyti per vieną perdavimą nuo Sisko, taip jam suteikiant daugiau vietos. Dovis ir Ūlė du prasčiausi šio penketo metikai toliau. Plius serbas stovintis kampe, o ne baudos aikštelėje, reiškia, kad Gudaitis negali saugoti lanko, o tą bando daryti Normantas ir plius Vilniečiams kamuolius gynyboje sunkiau pasiimti. Lemiama Žalgirio ataka viską geriausiai iliustruoja. Silveino Aiso metu Radzevičius kaip ir eina padėti, nes prisimena vos prieš 2 atakas įvykusi prancūzo prasiveržimą. Bet jis tą daro per žemai, ne perdavimo linijoje, todėl kamuolys skrieja pernelyg greitai ir būtent šis penketas išgelbėjo Žalgirį nuo 0-2, o būtent dėl to